Treneri, puikiai kova per pirmus 2 ketvirčius, kas po didžiosios pertraukos atsitiko aikštelėje. Tai tiesiog Kibirkštis, manau, gal įjungia aukštesnę pavarą, ar kaip čia pavadinti, bet sakot, po 2 kėlinių buvo gera kova, bet jau antram kėlinį jau matęs, kad Kibirkštis perlaužinėja rungtynės, nes per antrą kėlinį, jeigu neklystu, pelnė 31 tašką, per trečią 27, per ketvirtą 21 ar 23, dabar nepasakysiu, tai jeigu varžovai meta virš 20 taškų per kėlinį, tai reiškia, kad tavo gynyba visiškai neveikia ir tu neturi šansų laimėti. Šiandien matant taip pat akivaizdu, kad Nedzviecka naudos duos įneš į komandos žaidimą, bet tai yra kitokio profilio žaidėja negu buvo Bikal. Kuo nuo to keičiasi jūsų žaidimo stilius? Taip pat stilius tai nesikeičia. Vienintelis dalykas tas, kad Caitlin galėdavo ir, sakykime, varytis kamuolį, Klaudija to mažiau daro, bet pagrindinis dalykas, kad galime mesti krepšį, tai per daug nesikeis niekas. Treneri, po didžiosios pertraukos šias rungtynės visiškai perlaužėt, parodėt kitokį veidą, kas Rūbinį buvo kalbėta didžiosios pertraukos metu. Tiesiog, nežinau, tas mums pirmas kėlinys labai toks nevykęs buvo, nežinau, ar neįsiklausė kažkiek manęs, gal žaidėjos, kad tikrai nebus čia lengva, bet labai džiaugiuosi, kad įjungė jau antram kėlinį, iš tikrųjų įjungėme tą aukštesnę pavarą. Per ilgąją pertrauką dar biškį gynybą pasimodeliavom ir džiaugiuosi labai, kad gavosi geros rungtynės ir džiaugiuosi iš savo komandą. Pirmam ketvirtį jau matėme, kad Neptūnas Amberton šiandien bandė žaisti be nemažai minučių, be 5 numerio pozicijoje esančios krepšininkės. Ruošėtės tam, ar reikėjo prisitaikyti paskui laiko? Žinojom, kad tai gali būti, tai jie ieškojo kažkokių pranašumų prieš mūsų didelės savo puolime, automatiškai mes gavom irgi puolime kažkokį pranašumą, kai jos mažesnių 5, tai ruošėmės tam ir manau, kad visai puikiai pavyko mums tą išnaudoti. Zojai Vadu, 6 tolimi metimai, dabar mes jau galime įvertinti turbūt ir tai, kokius pranašumus šį žaidėją atnešė pakeitusi Zeigrin komandos rotaciją. Tai biški skirtingos jos žaidėjos, gal buvo tokia labiau, kuri gali ir pirmų numerių pažaisti, daugiau tokia driverio, Zoja yra tikra metikė, neblogai irgi ir pick and rollą žaidžia, tai nežinau, džiaugiuosi, kad jį prisijungia ir yra pas mus dabar.